Valgymas žiūrint į ekraną yra reikšmingai susijęs su įvairiais valgymo sunkumų ir sutrikimų simptomais. Toks poveikis stebimas ir lyginant to paties žmogaus elgesį įvairiomis sąlygomis ir skirtingų žmonių elgesį. Vertinant elgesį skirtingomis sąlygomis, reikšmingas ryšys su valgymo sunkumais buvo stebimas tik, jei ekranas buvo naudojamas socialiniam tiklam naršyti. Maža to, žemas pasitikėjimas savimi reikšmingai veikia, stiprino šį ryšį. Tai gaunas, kad blogiausia įmanoma kombinacija yra mažai pasitikėti savimi, valgyti su ekranu ir ekrane žiūrėti į socialinius tinklus. Iš kitų tyrimų žinoma, kad dažnas socialinių tinklų vartojimas papildomai mažina savivertę. Ir čia gaunas mažas užburtas ratas. Suprantu, kad jei valgydami telefone skaitot Wikipediją, tai tikrai ne tas pats. Bet vis tiek geriausiai skrandžiui, smegenim, visai virškinimo sistemai, o taip pat ir nuotaikai, jei savo akis ganysit po savo lėkštę, o ne po jokį ekraną. Skanaus, taikos ir ramybės.